Šiandien partizanų keliai skirti legendiniai Lietuvos partizanų šeimai Antanui Žiliui, turėjusiam Žaibo slapyvardį, bei jo žmonai ir kovos draugiai Zofijai Striogaitei Žilienei slapyvardžiu Klajūnė. Istorikė Aistė Petrauskienė kartu su aktoriumi ir renginių vedėju Dangiumi Cholinu kalbins Antano Žilio artimuosius. Laidoje naudosime Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro archyvinę medžiagą. Tai šiandienos partizanų keliai mus atvedė į Šilus prie kapinių. Atrodo, ne taip istorija žmogaus gyvenime prasideda ne nuo kapinių, bet turim tą gražų atvejį, kai partizanų vadas turi savo kapą. Ne simbolinį, ne kenotafą, turi kapą. Šiaip labai dažnai, kad partizanų vadai yra neaišku, kur palaidoti, tai iš viso neaišku, kur jų palaikai. Nes, tikslas paslėpti tą atmintį, sunaikinti atmintį, tai šiandien tą atmintį turim ir apie ją mūsų laida ir, vesta laida, apie Antaną Žilį Žaibą ir jo žmoną, taip pat partizanę Zofiją Striogaitę Žilienę, slapyvardžiu Klajūnė, būryje dažnai vadinama Žaibienė, pagal vyro slapyvardį. Susituokė jau būdami partizanais, ar ta šeima buvo sukurta visai prieš partizaninį karą. 44, jie susilaukė 43-4, susilaukė pirmo vaiko. Vėliau vaikai yra partizanai. Vaikai yra partizanų vaikai. Partizanų vaikai, taip. Visi 3 vaikai, realiai galima sakyti, yra partizanų vaikai. Užaugęs gausioje ūkininko šeimoje, Antanas Žilys baigė aviacijos karo mokyklą ir iki 1940 metų tarnavo Lietuvos kariuomenėje aviacijos leitenantu. Buvo 41 birželio sukilimo dalyvis, kartu su draugais pagrobė ir į gimtąjį kaimą atskraidino 3 sovietinius karo lėktuvus. Nacių okupacijos metais buvo aktyvus rezistencijos dalyvis, 44 Liepą prisijungė prie Lietuvos laisvės armijos. Po metų buvo paskirtas Vyčio apygardos Briedžio rinktinės Žaibo būrio vadu. Jo vadovaujamas partizanų būrys aktyviai veikė Traupio, Taujėnų ir Raguvos valsčiuose. Žaibo būrys 46-aisiais Alukėnuose sušaudė 5 Raguvos tribus, suėmė Raguvos valsčiaus milicijos viršininką Leoną Žilinską, kurį ištardė nušovė, dar po 2 metų nušovė Kavarsko milicijos viršininką Piotrą Daračiovą. Žaibas pasižymėjo kaip sumanus, drąsus ir šaltakraujiškas vadas. Sovietų saugumo pareigūnai jį ir jo šeimą persekiojo nuo pat partizaninio karo pradžios. Praradę viltį sučiupti nepagaunamą kovotoją ar jo žmoną, saugumiečiai įkaitu paėmė Žilių dar net 3 metukų nesulaukusį sūnų. Aš buvau paliktas pas tą Deržauską kaimyną. Ir matyti, sužinojo skrebai, kad čia taip, ar įtarė taip, ir su tuo Deržausku mane nuvežė į Taujėnus, į skrebyną. Ir ten, kiek aš prisimenu, kad kaip medinis namas, kad ant aukštą palėpė, nes tenais miegodavo šitą uždaryti. Bet jūs paėmė jau žinodami, kad jūs esat... Tai kaip pasakoja, reiškia, kad paėmė dėl to, kad laikys, kad tėvai degal ateina pasiimti. Tai atėjo mama arba tėtis? Ne, nieks netėjo. Tai kaip jūs paskui paleido? Tai paskiau su to Deržausku ir išleido. Tai šitą paskiau atsimenu, kad skrabus vienas prie man atsitupė automatą, man padavė, žinai, kiti stovi ir klausė, ką tu šausi, ko skrabo šausi. Tai tie juokėsi, bandyta vaikus. Ir paskiau dar ką prisimenu, kad ten tasai Deržauskas, dar kiti, kad toks kažkoks tai, kaip daržiniai buvo, už tą buvo, kad pevutė, kad jie kažkaip želėja, tai pienė ir didelę duobę iškasė. Kasė duobę ir paskui iš tos daržinės nuogus krūvinus, ar 2, ar 3, kad nešė į tą duobę, sumetė ir užkasė. Tai čia matėte? Mačiau šį. Šioje vietoje Levaniškių Šile 49 gegužę žuvo 3 Žaibo būrio partizanai. Iš 4 miške besislapščiusių partizanų gyva liko vienintelė Klajūnė, nes tik jis spėjo batus ištepti šunų uoslę numušančių degutu. Iki kaklo dumble Klajūnė pratūnojo nuo ankstaus ryto iki pat vakaro. Prisiminimuose įrašė, kad pro šalį gal 10 kartų praėjo kareiviai su šunimis, bet jos taip ir nepastebėjo. Čia žuvo 3, reiškia, jie 4 buvo kažkur tai nakvoja miške tam ir kažkas išdavė. Ir tada iš anos pusės, nuo ežero pusės varymą,
O čia va, sodybai buvo kulkosvaidį pasistatė, laukia, kada išeis. Nu tai vienas va čia uosis toks buvo, prie tą uosę išėjo, nušovė, kitas ten toliau nušovė jį. O kitas miške. Tenai, kur mama buvo pasislėpsi, įlindė tenai į krūmus, nu, kaip sako, vandenį, gal ne vandenį, bet tai jį nušovė, a mama taip ir liko tenai. Čia galima papildyti tas labai gražus pasakojimas, kaip pati išbuvusi klajūnė visą dieną tam vandenį, paskui ateina ir kitą dieną jinai sugrįžta prie to kelio, kur gulėjo tie bendražygiai kovos, surenka tą kraują, paskui prašo kūno dalis ir užkasa po medžiu, kad pagarbiai jau tų kūnų nėra, matyti išniekinti kažkur, bet ta pagarba savo žuvusiems kovos broliams. Visi 3 Žilių vaikai augo pas patikimus žmonės ir savo tėvus matydavo labai retai. Vyriausiojo sūnaus Algimanto dukra Jurga prisimena tėvo pasakojimą apie paskutinį jo pasimatymą su savo tėčiu. Tėčio yra irgi prisiminimai, kai Žaibas atėjo aplankyti jo ir atnešė knygutes ir atnešė zuikis puikis, kuri mokyklą ruošėsi eiti, nes kaip tik Algis paskui rudenį į mokyklą ir išėjo, tai ir tėčio tas prisiminimas, kad sako, aš tarsi jaučiau, kad jau nebepamatysiu ar negreit pamatysiu ir sako, kažką Žaibą pakvietė į kiemą ir sako, jis išėjo ir sako, aš atsisėdau tą vietą, kur jisai sėdėjo ir buvo tokia šilta ir sako, ir sėdėjau ir nesitraukiau už tos vietos, nes man atrodė, kad jeigu pasitrauksiu, tai baigsis ta šiluma, kad kuo ilgiau išjausti tą šilumą. Tai čia buvo toks paskutinis jų susitikimas. Antanas Žilys Žaibas žuvo 49 metų gegužės 15 dieną stovykloje prie Dumblių kaimo Ukmergės rajone. Jis buvo nušautas iš pasalų. Klajūnė įtarė, kad tai buvo saviškio darbas. Aš pati pirmoji pribėgau, prie stovyklos guli aukštielnikas, ranka jam ant krūtinės ir už rankos susikabinęs jo automatas. Ir aš taip ant jo kaip kritau, tai čia kraujas jam gurguliuoja, aš ant jo kaip kritau, tai taip ranka vės, jis dar buvo šiltas, dar garavo, bet jis matyt uždūs, kaip jis aukštielnikas nukritęs. Ir tai buvo tas eigulys tu jau čiupo tą jo automatą. Vienas jo šūvis iššautas, antrą kulką užstringus. Ir jam šauta čia, išėjo pro čia. Abu veidai peršauti buvo. Ir jam ta kulka išėjo. Ir tada matyti jo buvo šokta kaip jam šovė, jisai šoko, grėbė, o automatus jam šalia gulydavo visada. Jis grėbė savo, kas jau automatas buvo, tas vokiškas toks pistolet mašina, toks be buožės, metalinė buožė. Ir jo matyti šauta, ir tada jam į krūtinę. Ir viskas. Ir tada greitai vyrai ėmė ant kaldros, greitai jį guldė, kadangi kiekvienu momentu, kad išnešti ko greičiau iš miško ir kad mane ko greičiau ištempti iš miško, kad gali rusai atlikti. Taip ir buvo. Vos tik spėjau pas Balakauską už tvarto į tokius krūmėlius nunešti. Ir ten tokie buvo stalveriai pavardė, atrodo, irgi ten kaimynai. Greitai sukalė karstą ir greitai tą karstą ir ten užkasė. Staigiai. Tai Žaibą, kai nušovė, jo kūną iš karto pervežė netoliese į kaimą ir pakasė tiesiog žmogaus sodyboj. Ir kaip dėdė Petras pasakojo, tai viršuje net užakėjo, kad nebūtų matoma ta laidojimo vieta. Ieškoti jo atvyko pakankamai greitai, nes pasiekė ir stribus žinia, kad Žaibas buvo pašautas. Ir buvo jo ieškoma. Ir po savaitės maždaug kūnas buvo iškastas ir pervežtas į Šilų kapines ir palaidotas Klajūnės jo žmonos šeimos kape. Tai tas kapas tai yra jos močiutės ir tetos
berods kapas. Tai ir ten tiesiog niekada nebuvo žymė, kad tai yra kapas. Ir tiek spėja, dar gal ne visai spėjo, aš jau nežinau, mane nuvedė, aš jau buvau, kurį laiką buvau be sąmonės, bet mane paguldė ten pas žmogų, kaip ligonė, apkloja, kadangi jau rusai siautė visur, jau buvo rusų pilna. Ir tie, kurie partizanai turėjo grįžti, jau jie nebegalėjo tą dieną grįžti, jie grįžo tik nakčia. Grįžo nakčia, bet jau žinojo tą atvejį, bet nesulaukėm Dirsės Prano. Visi susirinko, visi sugrįžo, Dirsė nesugrįžo. Buvo laidotuvės, 3 dienas buvo užkastas, kol nusiramino, buvo užkastas tenai. Vėliau atkasė vyrai, ir vainikus nupynė, karstą uždėjo viską ir vežėm Šiluose, Šilų kapinėse. Ten mūsų giminių kapai yra. Yra nuotraukos, kur mes su arkliuku vežam laidot. Ir nakčia, tai tie visi vyrai lydėjom, visi važiavom, apsiginklavę, kai bus, tai bus. Tik vieninteliu Dirsės man taip ir nebeteko susitikti, iki mane areštavo. Kadangi aš jau, kiek aš laisvėje buvau, savaitę laiko tik tai. Bet vyrai tada įtarė Dirsę Praną. Ten neaišku, kas nušovė, bet jeigu būtų buvę kažkas iš agentų, tai būtų archyvose, archyvose nėra. Kas kaip. Tai areštinarius, kažkas tokia, bet pagal viską turėjo būti kažkas, kad išpažįstam. Nes jie žinojo ir vietą, ir viską. Jį ieškojo, bet jo niekur nerado. Siuntė ryšininkus į namus ir pas kaimynus. Ir niekur apie jį nieko. Tai man visą laiką buvo, kad tai jo darbas. Man pačiai kas įdomiausia yra, kad per visą tarybinį laikotarpį iš tikrųjų saugumas tai nežinojo, kur ta palaidojimo vieta. Ir labai smagu, kad vietos gyventojai tai tikriausiai daug kas žinojo, kad čia palaidota Žaibas, bet tas gandas nepasiekė tų, kam tas buvo labai smalsu ir įdomu. Kartą giminaitė Algimantui ir Petrui parodė, kur amžinojo poilsio atgulė jų tėvas. Broliai dažnai lankydavo tėvo kapą, tačiau niekam apie jo tikslę vietą prasitarti negalėjo. Algimantas net raštiškai KGB buvo patvirtinęs, jog nežino, kur yra kapas. Tačiau apie tėvo mirtį Algimantas sužinojo ne iškart. Pradžiui tėtis net nežinojo, niekas nesakė, kad Žaibas buvo pašautas ir tik tai labai pasikeitė visų aplinkinių požiūris į vaiką. Sako, kad moteris būdavo kaime, sako, moteris mane pamato ir verkti pradeda. Ir galvoju, kažkas čia negerai. Ir sako, mane labai paėmė pyktis. O niekas nekalba. Tai sako, aš paėmiau akmenį ir mečiau į langą. Ir tiesiog kaip vaikas išreiškė tą savo pyktį ir tada pasakė, kad ir tėčia nebėra ir kad mama yra suimta ir ta tokia istorija. Praėjus vos savaitei po vyro žūties NKVDistai areštavo ir jo žmoną Zofiją Žilienę Klajūnę. Mamo kaip ėjo ir pro Birbilų vakar buvom sustoję į Birbilų sodybą ir pas Birbilus buvo šitą skrebai. Ir jau buvo tenai dalis skrebų kieme, pamatė, kad eina moteris patikrinti. Sustabdė, paklausė, turėjo Daračiūnaitės pavardę, pasą. Jį parodė pasą, viską ir, reiškia, paleido į toliau. Bet tuo momentu kieme pasirodė, kaip pasakoja, Kišonas. Ir jisai tuoj sako, čia jau šitą yra, šitą Žaibienę, viską reikia ją sulaikyti. Ir tada jau buvo paėjęs kažką linkelę, jau ten kaip sodas buvo, ir tada ją prisivijo viską ir areštavo. Kaip jinai pati pasakoja, ir man yra kažkada pasakojus tą istoriją, kad jinai ėjo, pradžiai kaip ir prasmuko ir, aišku, ten ta įtampa ir pats laikas buvo labai sudėtingas, nes ką tik po vyro žūties ir ta neviltis tokia ir tu tarsi prasmunki ir tada išgirdo, kad
čiagi žaibienė ir ją sulaikė. Tai aš kiek supratau, kad ją lupa ir jai, kad ją mušė. Ta vieta gal baisiau negu visi tie kankinimai buvo, tas sulaikymo momentas, kai tu tarsi praslysti ir tave vis tik tai pagauna ir dar prilupa žmogus, kurį tu pažinojai nuo vaikystės. Tai čia tas, kuris buvo troboj, kaip jisai? Steponas Kišonas. Tai va. Ir po to ją nuvežė į Stribynę ir Stribynėje prasidėjo visi žiaurumai. Jo. Zofija prisimena, kad arešto akimirką ji nusprendė vis dėlto pasiduoti gyvam. Pasak Klajūnės, ji tuo metu sau sakė: Dieve, duok man kantrybės ir jėgų, aš pasiduodu, tegu ką nori daro, bet aš pasižadu nieko neišduot, aš visą tai darau vien savo vaikų labui. Zofija savo pažadą išlaikė. Tardymų ir kankinimo metu saugumiečiai nuolat reikalavo ne tik išduoti bendražygius, bet ir atiduoti vaikus. Klajūnė išliko tvirta ir nepalūžo. Motina suprato, kad jei jos akyse būtų pradėję kankinti vaikus, ji nebūtų atlaikiusi. Taip atvirai, kad jinai būtų mum, anūkam pasakojus, tai ką jin išgyveno, būdavo tokiais momentais, kad nagus lupa kažkaip, bet apie tą skausmą jinai nelabai matyt norėdavo kalbėti, nes kai kalbi prisimeni, tai aš manau, kad jinai buvo laikas, kai jinai bandė tai pamiršti. Tai vieni pasakoja, kad ten labai ir su kankinimais tardymus ir vėl, ir paskiau pervežė į Vilnių viską ir tada mes jau gavo teistumą, iš karto 25 buvo, bet paskiau reiškia į Kazakstaną. Tenai didžiuliai lageriai buvo į Balchašo ežeras, į Balchašo miestus, tai ten ir tenajos, reiškia, buvo. Ir paskiau jau, kai šitą po Stalino mirties buvo sumažinta iki 10 metų tas teistumas, ir pagal viską 56 iš viso nuėmė teistumą ir jau tada tik tremtis liko. Zofija į Lietuvą grįžo tik 1965-aisiais. Dėl tėvų laisvės Žilių vaikams nekartą teko susidurti su sovietų saugumu. Algimantas buvo keletą kartų tardomas, o Petrui teko atsisveikinti su svajone tapti jūreiviu. Paskiau po kariuomenės aš norėjau stoti į Klaipėdą į jūreivystės mokyklą jūreivių. Ir atsakymo iš karto dabar tebėra namuose atsakymai, kad ryšim su tuo, kad čia ir Amerikoje yra tėva, broliai, viską, tėvai, viskas, mes tavęs negalim priimti. Tu kam lemta nuo meilės sutekti, niekada nenukausi kartu. Laistai žieširbom alkaną naktį, 8 karžygiai sutemų. Praėjus daugiau nei 70 metų po Žaibo žūties, laisvės kovos tema vėl grįžo pas Žilių giminę. Žaibo anūkas Gediminas Žilys, grojantis būgnininkų roko grupėje Skylė, kartu su kolegomis sukūrė legendinį albumą Broliai, skirtą partizanų kovai atminti. Jame yra daina Klajūnė, skirta visoms moterims, tačiau įkvėpta Gedimino močiutės istorijos. Muzikantas išsaugojo Žaibo antsiuvą, kuris jam tapo talismanu, simbolizuojančiu dvasinį ryšį su partizanais. Po mirties, po žūties antsiuvus 2. Kiek žinau, buvo 2 antsiuvai, tai po mirties draugai atnešė motinai antsiuvą. Antsiuvą, arba būdų. Ir jinai laikė, jo mama, ir kada jin prieš mirtį pasakė, kad tos antsiuvus įdėti į karstą, kaip įkapės. Ir aišku, įdėjo tos antsiuvus į karstą. Čia man tėtis tai pasakoja, nežinau, kiek tai istorija yra. Ir duktė jos visgi vieną antsiuvą išėmė. Ir tas antsiuvas pasiekė ir per sovietmetį visą, perėjo, atėjo ir aš jo nežinojau ilgai, kad toks egzistuoja daiktas irgi šeimoje. Bet paskui jis atsirado ir kada mes su grupės Skylė kūrėm projektą Broliai, tai su ta antsiuva visą laiką veždavomės į koncertus.
Ir visą laiką per koncertą, tai ten aš įsidėdavau ten kišenę. Ir čia buvo mūsų kaip irgi to projekto toks savotiškas toksai kaip ryšys tiesiogiai su partizanais. Klajūnė lenkėsi jai žemai, 8 karžygiai, žiedai. Klajūnė nešina ugnimi, viršūnė jau visai netoli, karūną dovanoja dangus, šypsos tavo sūnus. Lietus kaip per dangų bėgi rankos, laukiu žodžių tiesios rankos.